Sveiki, esu Artūras Milevskis, Synergy Finance portfelio valdytojas. Šiandieną pristatysiu Jums temą, kuris skamba taip: kas spalio mėnesį vyko finansų rinkose bei kas gali laukti ateityje. Tai yra pirmas tokio formato pranešimas, tai yra video formato pranešimas, kurį Jums skaitau. Nuo šio mėnesio tokio tipo pranešimą skaitysime kiekvieną mėnesį, tai yra kiekvieno mėnesio antrą savaitę jis išeis, kurių metu mes apžvelgsime būtent praėjusio mėnesio įvykius finansų rinkose, kas įvyko, kodėl įvyko, kokie buvo pagrindiniai niuansai, kurie finansų rinkas skirtingas pakreipė vieną arba kitą kryptimi, bei pasižiūrėsime į tai, kas mūsų gali laukti sekančius mėnesius. Visų pirma, norėčiau truputį pateikti atsakomybės apribojimą. Tai yra, kad šioje prezentacijoje minimos strategijos, rodikliai bei kita medžiaga iš esmės yra tik tai švietimo tikslais pateikiama ir tai tikrai nėra kvietimas ar pasiūlymas pirkti ar parduoti konkrečias finansinės priemonės. Smulkiau galite pasiskaityti, tačiau aš visko neskaitysiu. Šioje skaidrėje matome, apie ką šiandien kalbėsime. Tai visų pirma pradėsime nuo pagrindinių ekonomiko aplenkiančių indikatorių parodymų, tada pažvelgsime į JAV palūkanų normų kreivę, galiausiai pasižiūrėsime į tai, ką rodo slenkančių pelningumo analizė, ką rodo sezoniškumas rinkų, tada prieisime prie tarprinkinės analizės bei pasižiūrėsime, ką galima sužinoti iš lyderiaujančių konkrečios turto klasės finansinių priemonių. Ir galiausiai, koks yra Momentum strategijos rezultatas iki lapkričio mėnesio, bei ką strategija siūlė būtent lapkričio mėnesiui. Taigi, visų pirma, pradedam nuo aplenkiančių indikatorių. Šioje skaidrėje yra pateikiami 4 pagrindinių pasaulio ekonomikų – Eurozonos, Kinijos, Japonijos ir JAV aplenkiančių indikatorių parodymai. Taip pat galite pamatyti JAV vyriausybės vertybinių popierių pajamingumų skirtumą, tačiau šioje vietoje tai nekreipsime tiek daug dėmesio. Ir kaip matome, esminis dalykas, į ką reikėtų atkreipti šį kartą dėmesį, tai yra Kinija. Kinija perėjo į nuosmukio stadiją. Kinijos aplenkiančių indikatorių spalva yra ružava ir šioje vietoje, kaip matome, Kinijos aplenkiantis indikatorius smuko žemiau nulio į neigiamą teritoriją, tai reiškia perėjo į nuosmukio stadiją. Tuo tarpu Eurozona yra lėtėjimo stadijoje, o JAV ir Japonija vis dar išlieka plėtros stadijoje. Taigi, esminis dalykas, į ką norime atkreipti šioje vietoje dėmesį, yra tai, kad pagrindinės pasaulio ekonomikos neturi vienos bendros tendencijos, kaip kad buvo šiame periode. Kinija jau yra nuosmukio stadijoje, Eurozona lėtėja, tačiau kitos dvi ekonomikos kaip ir vis dar išlieka plėtros stadijoje. Taigi, toks išsiskirimas šiek tiek yra neigiamas dalykas dėl to, kad nėra bendros tendencijos. O kaip žinia, Kinija iš esmės jinai pirma iš rinkų atsigavo po krizės. Kaip matome, šitoje vietoje aplenkiantys indikatoriai pirmi pradėjo kilti, tuo tarpu kristi Kinijos aplenkiantys indikatoriai irgi pradėjo pirmi. Taigi, kalbant apie tai, kad Kinija buvo pasaulio ekonomikos atsigavimo garvežys, dabar reikėtų iš esmės susirūpinti, ar kitos šalis nepaseks būtent Kinijos pavyzdžių. Tačiau esminis dalykas, kuris mus domina, yra būtent akcijų rinkos. Ir dabartiniai skaidriai, kurią matote, yra pateikiamas kaip tik Kinijos akcijų indeksas. Ir kaip matome, nuo vasaros vidurio šis indeksas atsigauna, būtent šis periodas. Ir ne per seniausiai sulaužė neigiamos tendencijos liniją. Tai yra ši raudona neigiamos tendencijos linija buvo sulaužyta šiame taške. Ką tai reiškia? Tai reiškia paprastą dalyką, kad tikrai ne visada būtina galvoti, kad šalies ekonomikos ciklas turi sutapti su akcijų rinkų ciklu arba atvirkščiai, kad akcijos turi judėti kaip juda ekonomikos ciklas. Taigi, paprastas pavyzdys, Kinijos akcijų rinka piką pasiekė 2009 metų rugpjūtį. Iš esmės
aplenkiantis indikatoriai piką pasiekė 2010 metų pradžioj, tai buvo kelių mėnesių skirtumas. Nuo to momento akcijų rinka koregavosi ir gana stipriai koreguotis pradėjo būtent šiame taške, tai yra maždaug 20 metų balandžio mėnesį, po ko įvyko gana staigus kritimas. Dabar jau yra maždaug 5 mėnuo, kai Kinijos akcijų rinka demonstruoja kilimą, tačiau aplenkiantis indikatoriai vis dar krenta. Taigi išsiskirimas tikrai yra pastebimas, šioje vietoje maždaug sutapo parodymai, tačiau dabar vyksta išsiskirimas ir atsižvelgiant į tai, kad akcijų indeksai įeina į aplenkiančius indikatorius, o aplenkiančių indikatorių parodymai yra šiek tiek vėluojantis, tai galima teigti, kad artimiausiais mėnesiais mes galim pamatyti ir Kinijos aplenkiančių indikatorių atsigavimą. Kaip vienas iš ženklų parodžiusių, jog situacija Kinijos akcijų rinkoje gerėja, tai yra Kinijos ir pasaulio akcijų indeksų santykio kreivė. Ši neigiama tendencija buvo sulaužyta maždaug šiame taške ir tai reiškia, kad nuo šio momento Kinijos akcijų rinka buvo stipresnė negu kad pasaulinis indeksas. Tai reiškia, jeigu mes turime kilimą, tai reiškia, kad Kinijos akcijų indeksas kilo daugiau negu pasaulinis akcijų indeksas. Sekantis skaidrė pateikia JAV akcijų indeksą S&P 500. Pilka kreivė tai yra 2003-2007 metų indekso parodymai, tuo tarpu mėlyna kreivė tai yra nuo 2009 metų kovo mėnesio iki 20 lapkričio 10 dienos indekso parodymai. Pilką kreivę tiesiog pateikiam kaip tam tikrą iliustraciją, kaip galėtų atrodyti bulių rinka. Dažniausiai bulių rinka turi 3 stadijas. Pirma stadija tai atsigavimas nuo meškų rinkos dugno, antra stadija tai kai akcijos brangsta, nes gerėja reali ekonominė padėtis, ir trečia stadija, paskutinė burbulo stadija, kai dalyvauja visi. Kiek laiko užtrunka viena, antra ar trečia stadija yra labai sunku pasakyti, tačiau tarp kiekvienos stadijos yra tam tikras konsolidacijos ar korekcijos periodas. Ir kai mes matome, pastarieji įvykiai labai gerai iš esmės atkartoja bent jau laiko atžvilgiu. Tarkim, atsigavimas nuo meškų rinkos dugno truko šiek tiek ilgiau negu metus, praktiškai kaip ir 2003-2004 metais. Po to sekė maždaug pusės metų korekcija ir šiai dienai indeksas yra pasiekęs tą patį 20 metų piką, kuris buvo balandžio mėnesį. Be abejo, tai yra teigiamas ženklas, teigiamas ženklas yra tai, kad rinka sugebėjo nuo šio lygio atsigauti iki 20 metų piko. Be abejo, šiame taške galima tikėtis tam tikro pardavėjo suaktyvėjimo, galbūt kainos korekcijos, galbūt korekcijos laiko atžvilgių, tačiau vien tas faktas, kad buvo pasiektas 2010 metų pikas, yra teigiamas ženklas. Be abejo, vieni gali pasakyti, kad formuojasi double topas arba dvigubo piko formuotė pastebima, tačiau mes tą galėsime įvardinti tik tai praėjus tam tikram laiko tarpui. Šiuo metu matome, kad kainų kilimas truko maždaug 2-3 mėnesius. Jisai vyko praktiškai be didesnių kainų korekcijų, o po tokio gana ilgo kilimo natūralu būtų sulaukti korekcijos. Ir sakyčiau, ne tiek natūralu, kiek būtų geras ženklas, ta prasme, kad rinka turėtų pailsėti iš esmės. Sekantis skaidrė pateikė JAV palūkanų normų kreivę, kuri ir toliau atrodo ganėtinai sveikai. Tuo tarpu žemos palūkanų suteikia daug likvidumo. Čia esminis dalykas, ką reiktų pabrėžti, yra tai, kad arba paklauskite savęs, ar norėtumėte investuoti 1, 2, 3 ar panašiai metų su 0,15–0,5% pelningumu. Turbūt ne. Natūraliai, kad dauguma investuotojų ieško alternatyvų. Ir galimos alternatyvos be abejo yra akcijos, žaliavos, nekilnojamas turtas ir panašiai. Kalbant apie slenkančius pelningumus arba S&P 500 akcijų indeksų slenkančių pelningumų analizę, galime pasakyti tik tiek, kad šiuo metu indeksas yra neutralioje zonoje. Kaip matome, šitos histogramos tiesiog atvaizduoja, kokioje situacijoje šiuo metu yra indeksas. Tai yra
Mėlyna spalva būtent parodo dabartinę situaciją, tai yra intervalai, kurį patenkame šiuo metu, tai pagal parodymus mes patenkame į +10, +20% intervalą. Ir taip pat mes žiūrime, ar vidutinis 12 mėnesių pelningumas šiuo metu didėja ar mažėja. Žalias stulpelis rodo, kad didėja, raudonas stulpelis rodo, kad mažėja. Ir taip, būtent šie stulpeliai, kuriuos čia matote, parodo, koks yra statistiškai sekantis 12 mėnesių pelningumas, arba koks buvo vidutiniškai sekančių 12 mėnesių pelningumas indeksui patenkant į vieną ar kitą intervalą per pastaruosius 40 metų. Tai pagal dabartinę situaciją mes matome, kad 12 mėnesių pelningumo esančiame intervale ir jam mažėjant, per ateinančius 12 mėnesių galima būtų tikėtis iki 10% augimo. Kad būtų galima geriau įsivaizduoti, pateikėm šiek tiek ilgesnį vidutinio 12 mėnesių pelningumo vaizdą ir S&P 500 akcijų indekso kreivę. Man asmeniškai dabartinė situacija yra labai panaši 2004-2005 metų periodą, būtent šį periodą, kai po staigaus atsigavimo įvyko tam tikra korekcija, būtent 12 mėnesių pelningumo, jisai stabilizavosi maždaug 10% ribose, tai nuo +5 iki +15% svyravo, tačiau pats indeksas jisai nuosaikiau kilo. Čia galite matyti būtent 2004-2007 metų bulių rinką, kuri prasidėjo gana staigiu kilimu, tada sekė nuosaikesnis kilimas, tada prieš bulių rinkos pabaigą buvo dar vienas staigesnis kilstelėjimas ir tada prasidėjo korekcija. Bet dabartinė situacija bus labai panaši į šį periodą, dėl to, kad po staigaus atsigavimo vyksta tam tikra normalizacija ir tikėtis tokių 40-50% kilimų dabar jau tikrai nebereikėtų. Labiau susirūpinti reikėtų tik tuomet, kai arba jeigu 12 mėnesių pokytis nukrenta žemiau nulio. Tai yra žemiau šio lygio. Kaip matome, per pakankamai ilgą istoriją rimtesnės problemos prasidėdavo 12 mėnesių pelningumui smukus žemiau nulio. Tai reiškia, kad per 12 mėnesių indeksas nepakilo arba nukrito. Analizuojant sezoniškumo parodymus, matome, kad metų paskutiniai 2 mėnesiai S&P 500 akcijų indeksui yra pakankamai geri. Tuo tarpu sugrįžtant į spalio mėnesį, bendrai statistiniai parodymai rodė, jog tai yra teigiamas mėnuo, vidutinis pokytis spalio mėnesio apie 0,8% yra plius, tuo tarpu šių metų spalio mėnesį S&P 500 akcijų indeksas pakilo 3,82. Tai yra daug geresnis rezultatas negu vidurkis, tačiau tendencija sutapo. Tuo tarpu lapkritis, kaip jau minėjau, yra vienas iš geriausių mėnesių. Pats geriausias yra gruodis, antras pagal gerumą yra balandis, tuo tarpu lapkritis yra trečioje vietoje pagal gerumą ir maždaug 70% per paskutinius 4 metus buvo teigiamas lapkritis. Taigi periodas tikrai istoriškai yra labai geras metų pabaigos. Mes kaip tik šiuo metu jau esame lapkrityje, sekantis mėnuo yra gruodis. Pasižiūrėsime, kaip bus šiais metais. Ar atitiksim pastarųjų 40 metų istoriją ar ne.